Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti. Svečiuojamės Kauno gyvūnų ligoninėje ir šiandien susipažinsime su gydytoja Juste ir mūsų laidos heroje katyte Trikse. Šis pacientas apie mėnesį laiko jau turi slogos simptomus. Kačių atveju dėja, bet dažniausias sukėlėjas užsitęsusios slogos yra viruso sukeltas uždegimas. Ir net jeigu ir virusas yra nebeaktyvus, vis tiek tas uždegimas jisai jau yra užsilikęs. Dėl to, kad virusas jisai labai mėgsta pragriaužti nosies ertmėje kaip opas suformuoti ir prie tų opų tiesiog limpa bakterijos, o mes kvėpuojame visą laiką bakterijomis, visą laiką burnos ertmėje yra bakterijų, nosies ertmėje yra bakterijų ir gaunasi, kad jau viruso nebėra, bet vis tiek išlieka uždegimas dėl to, kad yra opos padarytos viruso. Tai čia yra dažniausias kačių atveju, tai yra vadinama lėtiniu idiopatiniu rinitu. Užpakalinėje nosies dalyje. Štai čia aš jau matau, kad yra gleivinė labai pažeista. Tai yra formuojamos tokios, kaip mes vadinam, limfocitinė hiperplazija. Tai čia yra audinys uždegimiškas, jisai turėtų būti visiškai lygus. Kaip čia pradžioje matom labai lygus, blizgus, gražus rožinis. O štai čia mes matom tokios kaip išaugos susiformavusios. Tai yra hiperplazija, tai yra dėl užsitęsusio uždegimo jau pats organizmas formuoja kaip tynį uždegimą. Labai stiprus uždegimas. Su katėmis vienas dažniausių svetimkūnių tai būna žolė, nes katės labai mėgsta valgyti žolę. Tai neretai katė valgydama tiesiog įkvepia tą žolę arba žolė paskatina vėmimą. Ir tuomet katė vemdama tiesiog savo į nosį padaro, kad ta žolė patektų. Belė koks užbrukimas, šiandien nieko nesimato pro jį. Kadangi matome, jog pas pacientą yra generalizuota nosies ertmės hiperplazija, tai tokiu atveju diagnozei patvirtinti jau tik rinoskopijos neužteks. Su Trikse esame jau po rinoskopijos procedūros, svetimkūnių, grybelinių plokštelių neaptikome. Kodėl sakau dėja, nes su Trikse laukia iš tikrųjų ilgas kelias, nebus kažkokio labai greito gydymo ir greito efekto, bet stengsimės daryti, ką įmanoma. Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.